Labas visiems sugrįžtantiems į mano kanalą, o tie, kas tik dabar mane atrado, labas, aš labai džiaugiuosi, kad mane radai. Mano kanale mes kalbam apie tikrus nusikaltimus, tad jeigu tau atrodo įdomios tokios temos, prenumeruok mano kanalą ir mes susitiksime ir kitose vaizdo įrašuose. Taigi šiandienos tema yra apie kitą serijinį žudiką. Iš tiesų senokai jau dariau video apie serijinius žudikus, nes jų bylos būna labai emociškai sekinančios. Jų žmogžudystės būna itin žiaurios ir tikrai būna sudėtinga rinkti tokią informaciją emociškai, paprasčiausiai. Sudėtinga sėdėti prie tokios bylos ir po ją kapstytis. Aišku, tai yra be galo įdomu man, bet dėl tos priežasties aš nepastoviai darau video apie serijinius žudikus, bet apie naktinį persekiotoją jūs labai manęs prašėte. Tikrai buvau susilaukusi kelių komentarų su prašymais padaryti vaizdo įrašą apie naktinį persekiotoją ir po praeitų vaizdo įrašų aš gavau komentarą paskaitysiu jums, Grybinė 9805. Jis labai prašė, kad aš padaryčiau vaizdo įrašą apie naktinį persekiotoją, tai vat aš ir sėdžiu ir filmuoju video apie naktinį persekiotoją. Aš manau, šis serijinis žudikas yra daugeliui žinomas kaip vienas žiauriausių serijinių žudikų. Jisai pasižymėjo tuo, kad visiškai nediskriminuodavo, čia jau taip kabutėse, savo aukų, tai yra jisai žudydavo įvairaus tipo aukas. Tai galėjo būti moteris, vyras, vaikas, jam buvo visiškai nesvarbu, jisai naudodavo skirtingus užpuolimo būdus, skirtingus nužudimo būdus. Tad dėl šios priežasties jį buvo sudėtingiau sugauti. Iš pradžių policininkai net negalėjo surišti, kad tai vienas ir tas pats žmogus. Tai dėl to jo byla iš tikrųjų yra įdomi, nes jinai yra unikali ir netipiška tarp serijinių žudikų. Tai pradėsime kaip visada nuo Richardo vaikystės, jo, taip sakant, biografijos, jo praeities, iš kur jisai buvo kilęs ir padiskutuosim, kodėl galbūt ir galėjo jo smegenys taip susiformuoti, kad jisai sugebėtų tokius veiksmus atlikti, kokius jisai vėliau gyvenime atliko. Tai dėl to aš manau yra visada įdomu bent jau šiek tiek pasigilinti į tokio tipo žudiko vaikystę ir kaip jisai susiformavo. Tai Richardas gimė 1960 metais, vasario 29 dieną. Jis gimė meksikiečių emigrantų šeimoje. Jo tėvai buvo vardu Mercedes ir Julian. Jis buvo iš daugiavaikės šeimos. Richardas buvo 5. vaikas ir kai jis buvo dar visai nedidelis, jam teko susidurti su tam tikrais sunkumais. Kai jam buvo 5, jisai nukrito nuo supynių ir susitrenkė galvą ir dėl to jam prasidėjo epilepsijos priepuoliai. Jisai turėjo gerti stiprius vaistus, kas žinoma pridėjo jam tam tikrų sunkumų vaikystėje ir tikrai nepavydėtina situacija šitaip augti, ar ne? Bet negana to, jo tėvas buvo itin griežtas, žiaurus, jisai smurtavo prieš savo vaikus ir ilgainiui Richardas norėjo pabėgti nuo tos kasdienybės namuose, tai jisai pradėjo vis daugiau laiko leisti savo vyresnio pusbrolio Miguel namuose. O Miguel kaip tik neseniai buvo grįžęs iš Vietnamo karo. Ir jisai, būdamas su savo dar 9-mečiu pusbroliu Richardu, dalindavosi tais karo prisiminimais ir deja, bet jis toli gražu nebuvo karo didvyris. Kadangi Miguel buvo vienas iš tų šūdžių, kurie naudojosi karo padėtimi atskleisti savo šlykščią prigimtį, Miguel kankindavo, prievartaudavo ir žiauriai žudydavo civilės moteris Vietname, kurios visiškai buvo niekuo dėtos, jos nebuvo karo dalyvės, jos buvo civilės eilinės moterys ir jisai
negana to, kad jis jas kankindavo, jis dar po to ir darydavo nuotraukas viso to darbo, ką jisai padarė, pavyzdžiui, moteris su nupjautomis galvomis ir panašiai. Ir šiuos vaizdinius jisai rodydavo Richardui, kuriam buvo vos 9 metai. Galite įsivaizduoti, kokią tai įtaką galėjo daryti jaunuoliui, kai jisai nieko daugiau labai nematė, be to jisai pagrinde leisdavo laiką su savo šitu pusbroliu ir jam rodydavo tokius vaizdinius, jam pasakodavo tokias istorijas, jam pateikdavo, kad tai yra normalu. Ir aš tikiu, kad vaikas ilgainiui pradeda tuo tikėti, jis lyg yra užverbuojamas. Ir negana to, visomis šitomis istorijomis besidalindamas Miguel dar ir duodavo Richardui rūkyti žolės. Taip, jisai nuo 9 metų rūkė marihuaną. Tai aš manau, kad nereikia nesakyti, kad jam nepadarė tai geros įtakos. Ir deja, bet tai nebuvo vieninteliai įvykiai, kurie suformavo Richardą būnant su savo pusbroliu Miguel. Kadangi vieną dieną, kai Richardui buvo vos 13 metų, jo pusbrolis Miguel labai stipriai susipyko su savo žmona ir konfliktas itin įsiliepsnojo, kol galiausiai Miguel staiga išsitraukė šautuvą ir nušovė savo žmoną į veidą, iškart ją nužudydamas. Richardas nesureagavo taip, kaip turėtų turbūt sureaguoti normalus žmogus į tokią trauminę situaciją, kai tavo artimoje aplinkoje prie tavo akių, kadangi tai vyko prie Richardo, yra įvykdoma tokia žiauri žmogžudystė. Normalus žmogus pasibaisėtų, pasišlykštėtų tokią situaciją, norėtų nebeturėti nieko bendro su tokiu žmogum kaip Miguel, bet Richardas sureagavo priešingai. Jisai praktiškai pradėjo garbinti po to savo pusbrolį, nes jam tai tik įrodė, kad jo pusbrolis ne tik tai kalba, bet ir įrodo savo kalbas darbais. Richardui tai atrodė pavyzdys, kaip reikia parodyti savo galią ir jėgą. Ir jo pasitikėjimą ir pagarbą pusbroliai tik sustiprino tai, kad Miguel buvo pripažintas nepakaltinamu dėl jo psichikos sutrikimų. Ir jis išėjo iš įstaigos vos po 4 metų. Ir šitoje vietoje mane tikrai nustebino tai, kad jis buvo paleistas į laisvę. Ar man vienai atrodo, kad žmogus, kuris yra pripažintas nepakaltinamu dėl psichikos sutrikimų, tai reiškia, kad jis dėl savo psichikos sutrikimų gali imti ir netikėtai staiga nužudyti žmogų, savo artimą, savo žmoną, ir tada jisai paleidžiamas į laisvę. Mano nuomonė, tai toks žmogus yra kaip tik labiau neprognozuojamas ir jisai turėtų būti laikomas uždarytas. Tebūnie jisai negali būti kalėjime. Ok, bet tuomet jisai turėtų būti laikomas atitinkamoje institucijoje, psichiatrinėje. Argi ne taip? Pasakykit, ar jūs sutinkat su manim šitoje vietoje, ar nesutinkat? Man įdomu, ką jūs galvojate šitoje vietoje. 9 klasėje Richardas metė mokyklą, o kai Richardui buvo 17 metų, jisai buvo pirmą kartą sulaikytas. Ir jisai buvo sulaikytas už marihuanos laikymą, neilgai trukus po to, kai jį paleido dėl šių kaltinimų. Jisai išvyko gyventi į Los Andželą ir Los Andžele jisai tapo priklausomas nuo rimtesnių narkotikų ir dėl savo priklausomybės jisai ilgainiui ėmė plėšti svetimus namus Los Andžele. Taip pat jisai ėmė
nesilaikyti higienos, ėmė neprižiūrėti savo dantų, nesiprausti, vaikščiojo purvinais drabužiais ir taip pat negana to, jisai tuo metu ėmė labai domėtis satanizmu. Jo sekantys sulaikymai buvo 1981 ir 1984 metais dėl automobilių vagysčių, tačiau po pastarojo sulaikymo, kai Richardui buvo vos 24 metai, jo nusikaltimai eskalavo į itin žiaurius nusikaltimus, kurie privertė Los Andželo gyventojus miegoti atmerkta akimi. 1984 m. birželio 28 d. prasidėjo 14 mėnesių trukęs Richardo Ramireso teroras. Ta dieną jis įsilaužė į 79 metų Jenny Winkle namus ir sekančią dieną Jenny buvo rasta žiauriai subadyta, išprievartauta ir nužudyta jos pačios namuose ir negana to, žudikas dar ir jos namus po viso to apiplėšė. Ir tai buvo labai neįprasta žmogžudysčių tyrėjams, kadangi plėšikai, kurie yra motyvuoti turtu namuose, tai yra jie įsilaužia į namus tam, kad apiplėštų asmenį, dažniausiai taip žiauriai neužmuša to namo savininko. Jeigu žmogus ir yra užmušamas, tai jis dažniausiai būna nušaunamas, bet niekuomet nebūna tokių asmeniškumų, kaip buvo šioje byloje. Ir priešingai, jeigu į namus įsiveržia seksualinis sadistas, kaip kad atrodė šioje byloje buvo, jisai nesivargina kažko po to vogti iš tos aukos namų. Po šio žiauraus išpuolio Richard Ramirez nevykdė jokių nusikaltimų apie 9 mėnesius, arba bent jau yra taip manoma. Bet po to, kai jisai pastebėjo, kad niekas jo neieško, niekas jo nerado ir jisai, galima sakyti, išsisuko nuo bausmės dėl tokio žiauraus nusikaltimo, jis nusprendė įsilaužti į sekančius namus. 1985 m. kovo 17 d. Marija Hernandez grįžo namo, kaip įprastai, tačiau priartėjusi prie savo namų, jinai pastebėjo šalia besisukiojantį neaiškų vyrą. Ir jisai staiga atsisuko į Mariją ir pradėjo jai grasinti ginklu. Marija, žinoma, išsigando tuo metu, bet ji norėjo perspėti savo kambariokę, kad prie jų namų yra kažkoks tai neaiškus vyras su ginklu. Jinai norėjo, kad ir jos kambariokė kažkokiu būdu išsigelbėtų. Ir Marija bandė perspėti savo kambariokę, priartėdama prie savo namų, tačiau tuo metu, kai Marija priartėjo prie savo namų, Richardas pradėjo į ją šaudyti. Marijai vis tik tai pavyko pasprukti, bet jai nepavyko perspėti savo kambariokės. Ir deja, bet kol Marijai pavyko išsikviesti pagalbą ir kol pagalba atvyko iki jų namų, jau buvo per vėlu. Ir tą vakarą 34 metų Dale Okazaki buvo rasta negyva savo namuose. Ir kadangi viskas tą naktį įvyko, žinoma, ne pagal Richardo planą, Marija paspruko, buvo atvykę pareigūnai tą pačią vakarą į įvykio vietą ir jam praktiškai mynė ant kulnų. Tai daugelis mano, kad Richardas buvo nepasitenkinęs tą vakarą. Dėl tos priežasties jisai nusprendė įvykdyti dar vieną nusikaltimą. Jisai tą patį vakarą nušovė 30 metų Tsai Lian Yu. Taigi tai buvo jau 2 žmogžudystės per vieną vakarą. Los Andželo visuomenė to nebuvo mačiusi nuo pat 1969 metų, kai siautė Charles Mansono kultas. Visuomenė, žinoma, buvo įbauginta šitų įvykių, nes jiems tai sužadino traumas paliktas po tų masinių žudynių. Taigi dauguma jautė įtampą Los Andžele ir dauguma nebesijautė saugus savo namuose. Vos po 10 dienų Richardas žudė ir vėl.
jis šį kartą nusitaikė į Zazarų poros namus. Įsiveržęs į namus, Richardas pirmiausia nušovė 64 metų vyrą Vincentą Zazarą ir po to žiauriai išprievartavo ir nužudė 20 metų jaunesnę jo žmoną Maxine. Ir šitas dalykas, kurį dabar paminėsiu, šita detalė apie būtent šią bylą yra ganėtinai šlykšti ir žiauri, bet aš esu mačius jūsų komentarų, kad jūs norite daugiau detalių apie žmogžudystės. Ir aš iš dalies suprantu, kad yra jums įdomu kai kuriems, kaip viskas įvyko, bet iš kitos pusės kartais man tam tikros detalės yra antiek žiaurios, kad man yra pačiai nelabai patogu jas minėti, bet kadangi jūs prašote, aš paminėsiu šitą dalyką. Tai žudikas, kaip dabar jau žinome, Richardas, po to, kai išprievartavo ir nužudė Maxine, jis išlupo jos akis, įsidėjo į papuošalų dėžutę ir išsinešė kaip kokį suvenyrą iš Disneylando. Tai buvo itin žiaurios žmogžudystės. Aš žiūrėjau interviu su Vincento sūnumi ir matėsi, kad net ir po daug metų Vincentas yra visiškai sugniuždytas dėl šių žmogžudysčių. Tai akivaizdžiai jį labai paveikė ir labai sutraumavo. Ir aš manau, kad kartais žmonės nesuvokia, kiek tokie žudikai paliečia gyvenimu. Jie ne tik nužudo ir nutraukia anksčiau laiko savo aukų gyvybės, bet taip pat jie paliečia tų aukų artimųjų gyvenimus nesugrįžtamai. Bet kad ir kokios žiaurios buvo šios Zazarų poros žmogžudystės, policijos pareigūnams pagaliau pavyko rasti bent vieną užuominą apie šį žudiką. Šioje nusikaltimo vietoje jie rado Eivija Sportbačio antspaudą. Ir kas buvo labai įdomu apie šį Sportbačio antspaudą, tai kad pareigūnai išsitraukė pardavimo ataskaitas, būtent šių sportbačių. Ir jie rado, kad šių sportbačių tik viena pora buvo nupirkta Los Andžele. Ir jie suprato, kad ta viena pora ir priklauso jų ieškomam žudikui. Praėjus vos mėnesiui nuo Zazarų žmogžudysčių, Richardas užpuolė dar vieną porą panašių būdų. Tai buvo pensininkų pora William ir Lillian Doy. Jis nušovė William ir tada išprievartavo Lillian ir bandė ją nužudyti, tačiau Lillian išgyveno. Šiuo metu policijos pareigūnai dirbo visų pajėgumu. Į bylą buvo išsitraukęs ir federalinių tyrimų biuras, tačiau jų pastangos nustatyti žudiko tapatybė buvo visiškai bevaisės, o baimė visuomenėje tik tai sustiprino tai, kad Richardas ėmė vykdyti satanizmo ritualus nusikaltimo vietose. Tai Los Andželo gyventojams jau ne juokais priminė Charles Manson kulto išpuolius 1969 metais. Jiems tai priminė jų patirtą traumą, nesaugumo jausmą jų pačių namuose. Ir tai tik labiau sustiprino baimę, kai visa tai yra siejama su pačiu šėtonu. Žmonės ėmė rakinti namų duris ir ėmė užsidarinėti savo namų langus, nepaisant tuometinių didelių vasaros karščių. Lyg žiaurių žmonių žmogžudysčių ir prievartavimų jų pačių namuose būtų buvę negana, tuo metu Los Andželo mieste ėmė siausti ir vaikų grobikas. Šis pagrobėjas išsiviliodavo vaikus iš jų pačių namų arba kartais pagrobdavo juos net ir viešose vietose.
tuomet jisai išsiveždavo į kokią nors vietą, kur vaikus jisai daug kartų prievartaudavo, kol galiausiai jis vaikus nuveždavo į kokią nors kitą vietą ir ten vaikus paleisdavo. Ir viena iš tokių aukų buvo 6-metė Anastasija Hronas. Jis suteikė pareigūnams labai aišku savo grobėjo apibūdinimą. Ir vienam iš pareigūnų, Gil Carrillo, šis apibūdinimas buvo neįtikėtinai panašus į Marijos Hernandės pasprukusios nuo savo užpuoliko apibūdinimą. Jos apibūdinimas pasirodė neįtikėtinai panašus į pasprukusios moters Marijos Hernandės užpuoliko apibūdinimą. Tada Gil pradėjo kelti teoriją, kad galbūt vaikų pagrobėjas ir tas žiaurusis žmogžudys, kuris įsilaužė į porų namus ir nužudo vyrą, tada išprievartauja moterį ir ją nužudo taip pat, yra tas pats žmogus. Ir jo kolegos, kiti tyrėjai, iš jos slapčia tyčiodavosi, jie netikėjo Gilu. Jie negalėjo patikėti tokia teorija, kadangi tai skambėjo kiek nerealistiškai, kadangi serijiniai žudikai dažniausiai turi tam tikrą savo aukos tipą. Pavyzdžiui, jaunos sekso darbuotojos moterys. Tačiau jeigu visą tai daro vienas žmogus, tai reikštų, kad jis savo aukų visiškai nediskriminuoja. Tai yra, jo auka gali tapti 6 metų vaikas, bet taip pat ir 79 metų pensininkė. Jo auka gali tapti moteris, jo auka taip pat gali tapti vyras. Ir aš manau, kad kitus bylos tyrėjus šita idėja tiesiog gąsdino, nes tokiu būdu šis žudikas taptų tik tais mažiau nuspėjamu ir greičiausiai sunkiau randamu. Vis tik tais tyrėjo Gil teorija pasitvirtino, kai po sekančio vaiko pagrobimo bylos tyrėjai įvykio vietoje rado to paties Avija Sportbačio bato antspaudą, kuris buvo rastas ir prie Zazaros poros namų. Nepaisant to, bylos tyrėjai negalėjo rasti šio monstro ir įsibėgėjus 1985 metų vasarai, nusikaltimai ir žmogžudystės prasidėjo ir kituose šalia Los Andželo esančiuose miesteliuose. Tai buvo Monterey Park, Burbank, Arcadia, Monrovija. Liepos 5 dieną 16-metė Whitney Benney buvo žiauriai užpulta jos tėvų namuose ir ji buvo žiauriai sužalota, tačiau ji išgyveno, bet šioje įvykio vietoje buvo taip pat rastas Avija Sportbačio antspaudas. Neilgai trukus bylos tyrėjai gavo dar vieną užuominą, kas vėliau jiems iš dalies padėjo sučiupti šį žudiką. Vyras bandė pagrobti jauną merginą viešoje vietoje, tačiau ji pasipriešino, o užpuolikas paspruko Toyota automobiliu. Mergina galėjo duoti Toyota automobilio apibūdinimą ir vienas kelių policininkas sustabdė šį Toyota automobilį, kelių eismo taisyklių pažeidimą. Tačiau šio automobilio vairuotojas paspruko. Bet prieš pasprukdamas jis sugebėjo nupiešti pentagramą, satanizmo ženklą ant savo automobilio priekinio stiklo, nes jisai buvo apdulkėjęs, tai jisai ant tų dulkių nupiešė pentagramą, galite įsivaizduoti. Tai aš nežinau, ar Richardui tuo metu kalėjimas jau nebeatrodė kaip tokia bloga idėja, ar jisai tiesiog buvo jau tuo metu per daug savimi pasitikintis, kadangi jo jau policija negalėjo pagauti apie metus laiko, tai jis tiesiog pradėjo išsidirbinėti ir galvojo, kad jo vis tiek nepagaus. Nežinau, bet ta pentagrama padėjo policijos pareigūnams suprasti, kad jie juda gera linkme ir kad tas automobilis priklausė ne kam kitam, bet jų ieškomam serijiniui žudikui.
Deja, bet dėl tam tikrų tuometinių sistemos taisyklių, aišku, policijos pareigūnai negalėjo gauti prieigos prie šio automobilio kelias savaitės. Įsivaizduokit, vyksta žiaurios žmogžudystės tavo mieste, tu esi bylos tyrėjas ir tau neleidžia prie bene vienintelio įkalčio prieiti ir apieškoti to įkalčio ir galbūt rasti kažkokių užuominų ir sugauti šitą siautintį serijinį žudiką. Aš neįsivaizduoju, kaip tu turėtų suerzinti tave. O per šias savaitės įvyko dar kelios žmogžudystės ir užpuolimai. Žinoma, Liepos 7 dieną Richardas užpuolė ir žiauriai nužudė 70-metę Joyce Nelson. Nusikaltimo vietoje taip pat buvo rastas žymusis Avijas Sporbačio antspaudas. Ta pačią naktį jis įvykdė antrą įsilaužimą. Ta kartą jis įsilaužė į Sophie Dickman namus ir ją išprievartavo, tačiau paliko ją gyvą. Ir tik sekančią dieną po šitų išpuolimų policijos pareigūnai pagaliau gavo prieigą prie to Toyota automobilio. Ir žinoma, šitas Toyota automobilis buvo laikomas netinkamai. Jis savaičių savaitės buvo laikomas ant saulės ir saulė išblukino visus iki tol galimai buvusius arba tikrai buvusius pirštų antspaudus ir dabar policijos pareigūnai nerado beveik jokių įkalčių šiame automobilyje. Viskas buvo praktiškai tuščia, išskyrus tai, kad jie rado daktaro vizito kortelę, tai buvo dantisto vizito kortelė. Jie išsiaiškino, kad dantistas dirba Kinų kvartale, jie susirado tą dantistą, bet pasirodo, kad jie su šitu asmeniu, kuris turėjo apsilankyti pas dantistą, apsilenkė keliom dienom, nes jis buvo apsilankęs, jis turėjo šitą vizitą, dėl kurio buvo sutaręs vos prieš kelias dienas ir žinoma, jisai naudojo netikrą vardą, taigi policijai tai nebuvo labai gelbėjantis faktas, tuo labiau, kad tai turėjo tik tais dar labiau juos suerzinti, nes jie tik tai per kelias dienas atsiliko nuo jo ir jeigu jie tik tais būtų gavę kiek anksčiau prieigą prie to Toyota automobilio, galbūt jie būtų sugavę jau šitą nusikaltėlį ir galbūt jie būtų išgelbėję kelias gyvybės. Neilgai trukus po to, Richardas žiauriai užpuolė ir nužudė dar vieną pensinio amžiaus porą, tai buvo Lela ir Maxon Kneeding. Ta pačią naktį Richardas taip pat įsilaužė į dar vienos šeimos namus ir šį kartą jisai nužudė vyrą vardu Chainarong Covenant ir tuomet jis išprievartavo jo žmoną ir sūnų, bet paliko juos gyvus. Susiduokit, koks tai košmaras. Tai turbūt net baisiausiuose siaubo filmuose tokių dalykų nepamatysi. Ant kiek žiaurus buvo šitas serijinis žudikas. Man protas neišneša, kaip galima šitaip žiauriai elgtis. Ir šiose nusikaltimo vietose taip pat eilinį kartą buvo rasti tie patys Avijas Sporbačių antspaudai ir šiuo metu policijos pareigūnai jau buvo 100% įsitikinę, kad jie ieško to paties ir tik tais vieno žmogaus. Ir tik tada jie nusprendė paviešinti šito jų ieškomo žmogaus išvaizdos eskizą. Įsivaizduokit, tik tai dabar, po tiek laiko, kai jie jau tą eskizą turėjo nusipiešę po Marijos Hernandės užpuolimo, kovo 17-osios. O dabar jau mes kalbam apie Liepos galą. Jie paskelbė jo eskizą visuomeniai po 5 mėnesių. Mane tai šita vieta labai nustebino. Aš nesupratau, kodėl jie tiek laiko delsė. Aš suprantu, kad jie iš pradžių nesuprato ir nežinojo, nebuvo tikri, kad jie ieško vieno ir to paties žmogaus, kad vienas ir tas pats žmogus vykdo visus užpuolimus. Tai ir vaikų pagrobimus, ir žmogžudystės, išprievartavimus. Bet aš vis tiek nesuprantu, kodėl jie tiek laiko delsė, nes
Vienaip ar kitaip šitas asmuo vykdė bent jau kažkurią tai dalį nusikaltimų. Jie dėl to buvo tikri. Tai kodėl visuomeniai nepaviešinus šito asmens išvaizdos anksčiau, galbūt visuomenė būtų susivienijusi ir radusi anksčiau šitą nusikaltėlį, jie būtų padėję bylos tyrėjams įvykdyti šitą darbą ir mes vėliau šitame vaizdo įraše išgirsime, kad būtent visuomenė, būtent gyventojai, civiliai asmenys buvo tie, kurie galiausiai ir padėjo sučiupti Richardą Ramirezą. Nepaisant to, kad visuomeniai buvo parodytas jo eskizas, Richardas nestabdė savo nusikaltimų, jisai tęsė toliau, tik į priekį. Po kelių dienų nuo jo eskizo paviešinimo Richardas įsiveržė į Chris ir Virginijos Peterson namus. Tiksliau, jis įėjo pro jų atrakintas namų duris. Jisai įėjo į jų namus ir tuomet įėjo į jų miegamąjį ir iš karto pašovė vyrą, kuris staiga pakilo, nors buvo pašautas į galvą, jis pakilo iš savo lovos ir pradėjo vaikytis Richardą iš savo namų. Richardas tuo metu šovė ir į jo žmoną Virginiją ir taip pat jai pataikė į galvą. Tačiau tik tai per stebuklą jisai nekliudė abiejų jų gyvybinių organų ir jie abu išgyveno. Man tai kažkas tai neįtikėtino ir Chrisas galiausiai išparė Richardą iš savo namų. Tiesiog su kulka savo galvoje. Aš juokiuosi ne dėl to, kad šita situacija būtų juokinga, man tiesiog neįtikėtina, kad taip įvyko, kad čia yra tiesa, kad čia buvo realus įvykis, tai skamba visiškai kaip iš kokių filmų ir aš manau, kad šitas būtent įvykis turėjo labai numušti Richardo pasitikėjimą savimi, nes jūs įsivaizduokit, jisai šovė vyrui į galvą ir jisai ne tik, kad išgyveno, jisai pakilo kaip iš kokių numirėlių, kaip koks zombis, jis pakilo iš to savo lovos ir jisai užsivaikė Richardą, išvijo jį iš savo namų kaip koks mutantas, kaip koks nenugalimas, nenužudomas mutantas. Aš manau, kad šis įvykis būtent buvo tas, kuris privertė Richardą suprasti, kad jis nėra nenugalimas, kad jam visada nesiseks taip išsisukti iš visų situacijų, jam nesiseks visą laiką pabėgti, pasprukti ir išsisukti nuo šitų situacijų ir galiausiai jisai bus sugautas. Ir žinot, aš niekada nenoriu šituose vaizdo įrašuose kaltinti aukų. Aš jokių būdų ir šiuo atveju nenoriu pasakyti, kad Chrisas ir Virginija bet kokiu atveju buvo kažkaip tais kalti dėl to, kad jiems tai nutiko, jokių būdų. Bet aš turiu tai paminėti, nes šitie vaizdo įrašai yra ne tik tais apie pačią istoriją, bet tai yra ir apie mano komentavimą, mano nuomonę apie šitas bylas ir aš negalėjau nepastebėti ir negalėjau nenusistebėti šitais žmonių užsispyrimais nerakinti savo namų durų. Tuo metu visi Los Andželo gyventojai, visi Kalifornijos valstijos gyventojai puikiai žinojo apie siautintį serijinį žudiką, kuris būtent įsilaužė į žmonių namus naktimis. Paprasčiausias dalykas, kuris galėjo juos bent kažkiek apsaugoti, tai buvo durų užrakinimas. Ir dėl kažkokių priežasčių tuo metu vis tiek liko žmonių, kurie nesugebėjo to padaryti. Ir mane asmeniškai tai labai stebina, kadangi net ir dabar Lietuvoje, kai praktiškai galėčiau garantuoti nėra serijinių žudikų, aš kiekvieną dieną visada būnu užsirakinusi savo namų duris. Bet iš kitos pusės aš galiu juos suprasti, kodėl jie taip darė.
Jie visą gyvenimą nerakino savo namų durų ir jie nenorėjo, kad šis serijinis žudikas pamintų juos, kad pakeistų jų gyvenimo būdą, kad jie nenorėjo, kad juos nugalėtų baimė ir aš tai suprantu, bet kokia kaina? Taip, Peterson porai pasisekė, jie išgyveno, bet žinoma, jie buvo žiauriai sužaloti, nepaisant to, ar ne? Ir jie buvo išskirtinis atvejis, jiems pasisekė. Pavyzdžiui, sekančiai porai nepasisekė taip kaip Peterson porai. Ričardas taip pat įsiveržė į jų namus, jis nužudė vyrą, žiauriai išprievartavo žmoną. Ačiū Dievui, jis paliko ją gyvą, bet tai kokia tai trauma visam gyvenimui. Tai jis ją paliko gyvą, bet privertė prisiekti šėtono vardu. Ir šis įvykis byloje buvo svarbus tuo, kad po jo žiniasklaidoje Richard Ramirez buvo pramintas naktiniu persekiotoju. Ir aš mačiau puikų komentarą apie šitus serijinių žudikų slapyvardžių kūrimus. Komentare rašė, kad jeigu mes nevadintume serijinių žudikų tokiais kietais slapyvardžiais kaip naktinis persekiotojas, o vadintume jos, pavyzdžiui, žudikais su mažu daikčiuku, tai galbūt mes ir neturėtume tiek daug serijinių žudikų. Ir argi tai netiesa, aš negalėčiau puikiau pasakyti savo nuomonės apie tai. Kodėl mes jiems duodavome tokius vardus? Anksčiau tikrai būdavo daug įvairiausių slapyvardžių duodami šitiems serijiniams žudikams. Pavyzdžiui, Zodiako žudikas arba Golden State žudikas. Skamba kaip iš kokio fantastinio filmo, lyg tai būtų fantastinio filmo blogiukas, bet tai juk ne fantastinis filmas, tai realus gyvenimas. Miršta realūs žmonės, kankinami vaikai. Tuo metu greičiausiai Richardas jau jautė, kad teisėsauga jam lipa ant kulnų, kadangi jisai savo žmogžudystės perkelė į San Francisco didmiestį. Šįkart jo aukomis tapo 66 metų Peter Pan, kuris buvo nužudytas, ir jo žmona Barbara, kuri buvo išprievartauta ir pašauta, tačiau laimiai išgyveno. Vietinė policija greitai išsiaiškino, kad šie nusikaltimai yra to paties serijinio žudiko, kuris šiuo metu jau turėjo pavadinimą naktinis persekiotojas. Ir nors tas žudikas iki šiol vykdė nusikaltimus Los Andžele ir šalia jo, jie greitai išsiaiškino, kad tai taip pat tas pats žudikas, kadangi sulygino kulkas su kulkomis rastomis šioje nusikaltimo vietoje ir kulkomis rastomis vienoje iš Los Andželo nusikaltimo vietų, ir suprato, kad tai yra vienas ir tas pats asmuo. Vis tik informacija apie šį serijinį žudiką, užuominos apie jį buvo labai saugomos bylos tyrėjų. Pavyzdžiui, tai, kad bylos buvo susietos tarpusavyje dėl Avija sportbačio antspaudo ir dėl tų pačių sutampančių kulkų rastų, buvo įslaptinta informacija. Pareigūnai norėjo pasilikti šitą informaciją savo, kad sugavus nusikaltėlį jie galėtų išsiaiškinti, kad tai yra tikrasis žmogus, kurio jie ieško. Tai yra įprasta praktika tokiose bylose, turbūt jau jūs irgi esate girdėję, kad bylos tyrėjai stengiasi pasilikti tam tikrą informaciją savo, kad galėtų identifikuoti tikrąjį žudiką, kad jisai po to irgi galėtų pats save išsiduoti. Pavyzdžiui, tardymuose, jeigu žudikas pasako kažkokias tai detalės, kurių visuomenė nežino, tai jis iš karto tokiu būdu išsiduoda, kad yra ieškomas, tas tikrasis ieškomas jų nusikaltėlis, jų žudikas. Taigi, dėl šios priežasties bylos tyrėjams yra labai svarbu tam tikrą informaciją laikyti įslaptintą. Atrodo ganėtinai elementaru, ar ne? Tik ne tuometiniai San Francisco merei Dianai Feinstein, kuri surengė konferenciją po šių Penn poros žmogžudysčių,
Ir šios konferencijos metu atskleidė visas kortas. Papasakojo ir apie A.V. Sportbačio antspaudą, papasakojo ir apie kulkas, žodžiu, išklojo viską. Ir kaip įsivaizduojat, bylos tyrėjai buvo tiesiog sugniuždyti dėl šios konferencijos, nes šita merė dabar realiai sugriovė visą jų iki šiol turėtą bylą. Ir ginant šitą merę, aš galiu pasakyti, kad ji tikrai nebuvo atsakinga už savo pačios kalbą. Buvo atsakingi asmenys, kurie dirba su ryšiais su visuomenė ir jie turėjo užtikrinti, kad jis šitos informacijos neatskleis visuomeniai, bet iš kitos pusės, ta merė irgi galėjo neiti į visą šitą situaciją aklai, paklausti klausimų, ar tikrai tokia informacija gali būti atskleista ir taip toliau. Tai aš matau kaltės abiejose pusėse, bet, kaip ir minėjau, turbūt nereikia nesakyti, kad bylos tyrėjai šiuo metu buvo tiesiog įtūžę. Jie jautėsi praradę visas savo kortas, kol neatsirado dar vienas liudininkas ir sužibusi nauja viltis. 85 metų rugpjūtį Ramirez padarė 2 nesėkmingus išpuolius Orange County regione. Ir šiame regione jaunas vaikinas vardu James Romer dažnai važinėdavo dviračiu. Jis gyveno kaiminystėje ir dažnai sukiodavosi aplinkui. Jisai šių išpuolių metu pastebėjo įtartinai atrodantį automobilį, kurio iki šiol nebuvo matęs. Jis šį automobilį apibūdino kaip oranžinės spalvos Toyota Universalą ir jis prisiminė dalį šio automobilio valstybinių numerių. Šita informacija tapo labai svarbi šioje byloje, kadangi po to, kai policijos pareigūnai paskelbė šią informaciją žiniasklaidoje, tada juos kreipėsi kitas vyras, kuris pasakė, kad iš jo draugo neseniai buvo pavogtas toks pat automobilis su panašiais skambančiais valstybiniais numeriais. Ir tada policijos pareigūnai greitai rado šitą pavogtą automobilį. Jie rado tą automobilį apleistą parkavimo vietoje Los Andžele. Šiame automobilyje jie rado piršto antspaudą. Pagaliau ką? Deja, bet šiuo metu policijos pareigūnai neturėjo automatizuotos sistemos, kur galėtų sulyginti automatiškai pirštų anspaudus. Taigi jie iš esmės turėjo laukti, kol sugaus savo įtariamąjį ir tada sulyginti su turimu piršto anspaudu. Tai viskas vyko kaip ir atbulinė tvarka. Tai tuo metu bylos tyrėjų darbas skamba kaip koks košmaras. Bet laimiai, pareigūnai neilgai trukus gavo dar vieną užuominą. Pasirodo, ta San Francisco merė neišpirpė visos informacijos visai šaliai, ačiū Dievui. Kadangi viena moteris iš Los Andželo susisiekė su policijos pareigūnais ir jiems paaiškino, kad jos tėvas susidraugavo su kažkokiu tai Riku, kuris sako esąs iš El Paso, Teksaso valstijos. Ir jos tėvas įtarinėja, kad tas Rikas yra naktinis persekiotojas. O jos tėvas taip galvojo, kadangi visai neseniai Rikas papasakojo, kad jis nužudė azijietiškos kilmės porą ir tam naudojo 22 pusiau automatinį pistoletą. Ir šitos informacijos nežinojo niekas visuomeniai, tai nebuvo skelbiama viešai. Taigi policijos pareigūnus šitas pasakojimas iš karto sudomino, kadangi galimai jie lipa savo įtariamajam ant kulnų. Taigi, tas vyras dar papasakojo policijos pareigūnams, kad Rikas jam galiausiai atidavė šitą ginklą ir tada jisai perdavė tą ginklą kažkam iš Tijuanos miesto Meksikoje. Taigi pareigūnai pasiėmė tą vyrą, tą liudininką,
nusivežė, nusiskraidino į Tijuaną ir kažkokiu būdu Tijuanoje jie rado šitą ginklą. Įsivaizduojat? Ir jie rado ne tik šitą ginklą, bet jie rado dar ir radiją, kuris priklausė vienai iš aukų. Tai dabar policijos pareigūnai buvo įsitikinę, kad šitas Rikas iš El Paso yra jų ieškomas naktinis persekiotojas. Tuo tarpu policijos informatorius iš San Francisco, Earl Gregg, jisai atvyko vieną dieną į policijos nuovadą ir jisai atsinešė apyrankę. Ta apyrankę jisai pasiėmė iš savo žmonos mamos ir jis pasiėmė tą apyrankę, nes jam sukėlė įtarimų, kad šita apyrankė kažkokiu būdu yra susijusi su naktiniu persekiotoju. Galbūt dėl to, kad ta apyrankė atrodė kiek prabangiai, jam buvo keisti niuansai, kaip jo žmonos mama gavo tą apyrankę. Taigi jis, būdamas policijos informatoriumi ir norėdamas kažką duoti policijos pareigūnams, atėjo ir atnešė tą apyrankę. Ir laimiai šitas dalykas buvo labai gelbėjantis bylos tyrėjams. Jie atsekė Earl žmonos mamą. Pakalbėjo su ją. Žmonos mama paaiškino, kad šitą apyrankę gavo iš savo vaikino, Armando Rodriguez. Bet jinai taip pat žinojo, kad Armando šitą apyrankę gavo iš savo draugo. Spėkit iš ko? Iš Riko iš El Paso. Taip. Taigi policijos pareigūnai iš karto pradėjo rišti, kad čia galbūt tas Rikas, kurio jie ieško, kur Los Andžele tas vyras buvo susidraugavęs su Riku ir vėliau jie rado galiausiai jo ginklą ir radiją Tijuanoje. Taigi jiems įdomu, jie nori klausyti šitos moters toliau. Šita moteris toliau pasakoja, kad jinai nežino nei pavardės Riko, jinai tik tais gali apibūdinti, kaip jisai atrodo, ir jinai papasakojo policijos pareigūnams apie jo išvaizdą ir tas išvaizdos apibūdinimas sutapo su liudininku apibūdinimu naktinio persekiotojo. Ir ji nežino, kur dabar yra Rikas, bet jos vaikinas Armando galimai žino, kur jis yra. Taigi policijos pareigūnai nieko nelaukė, iš karto nuvažiavo į Armando namus. Armando pamatęs policijos pareigūnus, iš karto išėjo į kiemą, pradėjo su jais bendrauti. Bet kai tik tais policijos pareigūnai užsiminė, kad jie ieško jo draugo iš El Paso, kurio vardas galimai yra Rikas, Armando iš karto nustojo kalbėti su pareigūnais. Jo tonas pasikeitė, jisai nebenorėjo kalbėti, jisai norėjo pasišalinti, grįžti namo. Tačiau tas pareigūnas, kuris bendravo tuo metu su Armando, itin įtūžo dėl tokio jo įžūlumo. Įsivaizduokit, šis pareigūnas dirbo prie bylos daugiau nei metus. Šitas žudikas tiesiog skerdė žmonės, jis prievartavo vaikus, jis kankino pensininkus. Ir policijos pareigūnai vis atlipdavo jam tiesiog ant kulnų, jie keliais žingsniais visada atsilikdavo nuo jo. Ir jis visat išsisukdavo, jis visat pasprukdavo. Ir dabar jie turi žmogų, kuriam te užtenka pasakyti vardą. Jam užtenka pasakyti vardą. Ir šitas žudikas galimai būtų sustabdytas. Ir jis nenori kalbėti. Įsivaizduokit, jis tyli, jis nenori kalbėti. Tai aš manau, kad bet kam šioje situacijoje trūktų kantrybė. Ir taip pat trūko ir šitam pareigūnui. Jis ėmėsi fizinio smurto prieš Armandą. Jis ėmė jį žiauriai mušti. Ir taip, šiais laikais tai yra laikoma nežmogiška, nelegalu. Ir aš taip pat manau, kad tai nebūtinai yra reikalingos priemonės tikslui pasiekti.
Tačiau šiuo atveju tai suveikė, kadangi Armando pradėjo kalbėti ir pasakė, kad jų ieškomas žudikas yra Richard Ramirez. Policijos pareigūnai savo sistemoje rado 8 Richardus Ramirez ir vieno iš jų piršto antspaudas jiems idealiai sutapo su to piršto antspaudu, kuris buvo rastas Orange County regione, tame Toyota oranžinėme universale. Taigi jie ėmė ieškoti šito Richardo Ramirez. Jie ilgai nieko nelaukė, paviešino jo vardą, pavardę, jo nuotrauką žiniasklaidoje. Pareigūnai taip pat turėjo Ramirez nuotrauką, kuri buvo daryta 1984 metais po to, kai jisai pavogė automobilį ir buvo sulaikytas ir uždarytas į nuovadą. Taigi policijos pareigūnai pasiėmė šią nuotrauką ir paviešino žiniasklaidoje. Jie paskelbė jo vardą, pavardę, kad jie ieško ir kad tai yra jų ieškomas naktinis persekiotojas, kuris terorizuoja visuomenę savo žiauriais išpuoliais jau 14 mėnesių. Ta rytą Richardas nusprendė užeiti į parduotuvę, nusipirkti alkoholio. Ir kai jis tik tai įžengė į parduotuvę, jis pamatė, kad ant visų laikraščių pirmųjų puslapių puikavosi jo nuotrauka. Ir Richardas pradėjo bėgti. Aišku, durnelis nepagalvojo, kad tai, kad jisai staiga pradėjo bėgti iš parduotuvės, atkreipė visų žmonių dėmesį. Žmonės iš karto atpažino jį, jie pasižiūrėjo į laikraštį, kurį Richardas įsispoksojęs buvo ir staiga pradėjo bėgti iš parduotuvės. Jie atpažino, kad tai yra tas pats asmuo ir susisiekė su policijos pareigūnais. Richardas bandė sprukti, jisai bandė bėgti pas savo brolį, jis važiavo autobusu, tačiau autobuse taip pat žmonės jį iš karto atpažino, pradėjo tarpusavyje šnabždėtis. Taigi Richardas greitai sekančioje stotelėje išlipo ir pradėjo bėgti toliau. Tada jisai pabandė užgrobti vieną automobilį, tačiau vairuotojas pasipriešino ir Richardui teko bėgti toliau. Tuomet jisai pabandė dar iš vienos moters pavogti automobilį. Tai buvo moteris vardu Angelina Delatore. Tačiau ji taip pat priešinosi ir nenorėjo jam leisti pavogti jos automobilio. Tuo tarpu iš namų išbėgo jos vyras Manuelis ir vožė Richardui per galvą su metaliniu stulpu. Ir dabar jau rinkosi į kiemą visi kaimynai pasižiūrėti viso to triukšmo ir dramos vykstančios kieme ir jie išėję pamatė, kad savomis akimis, kad jų kieme yra ieškomas serijinis žudikas Richardas Ramirezas. Taigi jie apsupo visi Richardą ir neišleido jo iki tol, kol atvyko policijos pareigūnai. Richardas buvo sulaikytas, jisai neneigė, kad tai jis yra jų ieškomas naktinis persekiotojas. Jisai praktiškai iš karto prisipažino, kad tai yra jis. Greičiausiai jisai tam tikrų būdų tuo didžiavosi. Vis tik tai pareigūnai norėjo dar labiau įsitikinti ir surinkti dar daugiau įkalčių savo bylai pastiprinti, kad jisai be jokios abejonės būtų nuteistas vėliau teisme. Taigi jie pasikvietė liudininkus, kurie matė ir apibūdino Richardą ir viena iš šių liudininkių buvo 6-metė Richardo auka Anastasija Hronas. Jie iš karto, be jokios abejonės, atpažino Richardą iš visos vyrų rikiuotės. Richardas tuo metu buvo su 2 numeriu ir mergaitė priėjo prie vieno iš bylos tyrėjų ir paklausė, ar aš turėčiau rašyti žodį 2 ar skaičių 2. Ir tada policijos pareigūnai 100% buvo įsitikinę, kad Richardas Ramirezas yra naktinis persekiotojas. Anastasija buvo vos 6 metų mergaitė tuo metu, bet ji padėjo patupdyti už grotų vieną žiauriausių serijinių žudikų pasaulyje, aš turbūt galėčiau taip sakyti. Ir jinai netgi dalyvavo Richardo teismuose, nors ir
Richardo teismai vėliau tapo tikrų cirkų, tačiau mergaitė buvo tiesiog užsispyrusi patupdyti jį už grotų, užtikrinti, kad šitas šiukšlė daugiau nenuskriaus nieko kito. Jo teismas įvyko tik po beveik 3 metų, 1988 metų Liepą. Jis teismo metu teigė esąs nekaltas, sakyčiau, kardinaliai pakeitė nuomonę po paskutinio savo oficialaus pasisakymo apie savo kaltės pripažinimą ar nepripažinimą, bet jei paklaustumėt manęs, jo žodžiai ir veiksmai teismo salėje visiškai nesutapo. Pavyzdžiui, vieno iš teismų metu jisai atsistojo ir parodė savo delną, ant kurio buvo ištatuiruota pentagrama, šėtono simbolis, ir šaukė šlovė šėtonui. Klausykit, aš suprantu, kad jisai nebuvo pats šviesiausias žmogus minioje, bet man atrodo net ir pačiam durniausiam aišku, kad tai tokie veiksmai toli gražu nesiriša su žmogum, kuris yra nekaltas dėl šių žmogžudysčių, ar ne? Tai gal reikėjo biškelį susilaikyti. Aš nežinau, gal žiūri turėjo šiuo atveju pagalvoti, kad jam ne visi namie, ar kad tas žmogžudystės šėtonas vykdė, bet kokiu atveju jam neišėjo tuo įtikinti žiūri. Nes galiausiai 1989 metų rugsėjį Ramirezas buvo pripažintas kaltu ir jam buvo paskirta 19 mirties bausmių. Na, amerikiečiams logika nėra stiprioji jų pusė, bet bausmė buvo tikrai užtarnauta. Ramirez turėjo sukaupęs įspūdingą nusikaltimų sąrašą nuo 13 įvykdytų žmogžudysčių, 5 bandytų įvykdyti žmogžudysčių, 11 išprievartavimų ir sąrašas tik tai tęsiasi. Bet nepaisant to, jis susilaukė daug moterų dėmesio, jos siųsdavo jam savo erotinės nuotraukas, jos siūlydavosi jam, suprantat kam, ir jos prisipažindavo jam meilėje. Durnės ir ne kitaip, bet viena iš jų nuėjo ekstra mylę. Jinai susituokė su Ramirezu 1996 metais. Ir tai buvo Doreen Lioy. Nemanau, kad tai moteriškiai duoda taškų jos intelektui, bet jinai buvo įsitikinusi, kad Ramirez yra nekaltas. Žinoma, iki 2009 metų, kai policijos pareigūnai sulygino Ramirezo DNR ir DNR rasta ant nužudytos mergaitės 1984 metais San Franciske. Ir šitie DNR sutapo. Tai patvirtino daugelio spėliones, kad Richardas žudė dar iki to, kai policijos pareigūnai manė, kad buvo jo pirmasis išpuolis. Ir po šito atradimo Doreen nusprendė, kad gal vis dėlto išlikštokas šitas Ramirezas ir jį paliko. Tai vat. Kalifornijos vyriausybė biškelį uždelsė su tom ambicingom 19 mirties bausmių įvykdymu Richardui Ramirez, kadangi tas taip ir nesulaukė savo mirties bausmių, pasimirė nuo limfomos. Taigi, tiek to ir kietumo šėtono garbintojų. Tai tokia vat ir istorija šito naktinio persekiotojo. Kokios jūsų mintys? Aš čia daug jums klausimų iškėliau, man atrodo, šitam vaizdo įraše. Tikrai įdomu padiskutuoti, ar žmonės su psichiniais sutrikimais, kurie žudo kažką ir jiems buvo nustatyta, kad jie nužudė kažką dėl savo psichikos sutrikimų, ar jie turėtų būti toliau laikomi uždaryti, ar jie vis tik tai gali būti paleisti į laisvę neprižiūrimi, kai buvo paleistas Migelis. Ir kaip šitom 19 mirties bausmių, nežinau, ar absurdas, ar manot, kad čia
kad čia viskas normaliai, nes už kiekvieną jo nusikaltimą jisai turėjo vis tik tai būti nubaustas. Ir aišku, bet kokios kitos jūsų mintis, klausimai visą laiką laukiu komentaruose, tai pakomentuokite žemiau. O šiaip daugiau tiek iš manęs šiandien. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad dalinatės mano vaizdo įrašu, ačiū, kad prenumeruojat. Ir susitikime ir kitose mano vaizdo įrašuose. Iki.